dieną, prašom laužiai. O dabar jūs atvykot pas mus į svečius, tai randatės Marijampolės savivaldybėje Patašinės kaime. Šis dienos centras veikia jau 8 metai ir mergaičių programa 4, berods jau 5 beveik. 4 metai. Bet ir mergaičių mes turim jau išleidę ne vieną kartą, bet šiuo metu mūsų mergaičių dienos centre, mergaičių programai dalyvauja 7. Va, o vaikų į mūsų dienos centrą yra 20 ateinančių. Aš esu Laura iš Marijampolės, lankau vaikų dienos centrą Varpo gatvėje ir lankau mergaičių programą. Taip, aš esu Rima, taip pat iš Marijampolės, lankau vaikų dienos centrą Varpo gatvėje ir vykdome mergaičių programą, į kurią mes dedam kiekvieną penktadienį, tik mergaitės, tos, kurios dalyvauja, ten ruošiame valgius visokius, mokinamės. Ateičiai važiavome dabar į Vilnių pas visažistas. Šitą lankytoją lankau 10 metų, tai gal galėtų ką nors papasakoti nuo pat įkūrimo. Iš tikrųjų, tai kai buvo mergaičių programa, tai smagiausia buvo, kai psichologas buvo atvažiavęs lygtais Ernestas, Evaldas, Karmaza. Tai labai smagu buvo vakarienų, kaip jie ruošė maistą, pasidengėm stalą labai gražiai ir pasakoju jisai. Iš tikrųjų, labai smagu buvo. Mes buvom pas visažistas. Visas grimenės, kur mums labai patiko, ten mus mokino kaip dažytis, kaip taisyklingai tepti pudrą, kaip taisyklingai dažytis blakstienas, lūpas, pačiaus dažymės, mums rodė visažistai Vaida, o mes pačiaus dažymės ant savęs. Nes kai važiavom pas tas dažytis, tai galvom, kad mus dažys, bet mokinomės pačios. Ir geriau, kad pačios dažymės. Išmokom labai daug. Labai. Galėtų būt, kad ir kiekvieną penktadienį. Mergaičių programą mes galėtumėm galbūt ir sėkmingiau vykdyti ir galėtumėm tiesiog netgi jas pamokyti kulinarijos, galbūt kažkokių tai paslapčių įgūdžių pamokyti tiesiog, bet dėl lėšų stokos mes negalim įsigyti dujinės viryklės. Kokį produktą, kaip vadinasi? Nu tie, kur pagaminti, va. Tik tai iš pusgaminių kažką galim pasidaryti ar pašildyti mikrobangų krosnelėje. O čia buvo iš vis skurdu, mes net vandens čia neturėjom, kaip dirbom. 3 metus atidirbom be vandens. Nešiojom iš šulinio kibrais vandenį. O tualetas buvo bendras su lentpjūvės darbininkais. Tai tiesiog noriu visiems palinkėti kuo daugiau šviesos, kuo daugiau saulėtų dienų. Trupučiuką vėjo ir lietaus, kad gauti peno širdžiai. Ir visiems puikių, sveikatingų, naudingų, prasmingų ir ilgų gyvenimo metų. Labą dieną. Prašom užeiti. Labą dieną, labą dieną. Labą dieną. Esu Nijolė Zdančiuvienė, dirbu Gelbėkit vaikus vaikų dienos užimtumo centre. Dirbu šiame centre jau 5 metai ir tiesiog džiaugiuosi, kad turiu galimybę bendrauti su vaikais, rūpintis jais, džiaugtis, kartu tiesiog praleisti laiką. Mano vardas Licėja, man yra 10 metų, mokosi atgimimo vidurinėje mokykloje. Šitą būrelį lankau metus ir man labai čia patinka mokytis. 5 metus. Buvau iš servetėlės paveiksliuką, tada užtepiau su klijais ir tada dar vieną kartą užtepiau su klijais ir tada laukiu, kol išdžius. Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam. Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam. Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam, kad jie atvažiuotų ir mums padainuotų. Užeikit, Prašom, užeikit. Gerai, tu atsiras pas tave. Gerai. Aš Alma, lankau BSG ir smagu, kad lankydama šį vaikų dienos centrą pradėjau vesti renginius, kuriuos vedu iki šiol.
Čia yra labai gera, iš tikrųjų, ateini ir šilta tokia atmosfera, iš tikrųjų, labai miela su visais bendrauti. Ir nors ir pasipykstam, bet kur yra, kad nepasipyksta, taigi kiekvienoje šeimoje pykstamės, tai čia kaip šeima iš tikrųjų visi. Aš išmokau vieną dalyką, tai yra pasitikėti savimi. Pačios pasigaminam maistą. Maišyk, mauryti. Aš tai kepam pusfabrikačius. Esu Raguvėlės vaikų dienos centro direktorė Regina Zorgevičienė. Ir labai to autoritetą jau dabar turim labai gerą gyvenvietėj. O mergaičių mes pradėjom labai seniai. Iš pradžių turėjom tik vieną grupę. Mergaitės ugdomės, kad būtų jas labai savarankiškas. Mokomės tiesiog gyvenimo paslapčių, kitas iki kaip iš tikrųjų elgtis. Ir tai, kad, pavyzdžiui, yra kitos labai nedrąsios, o jos čia kažkur tai atsiskleidžia. Daug kalbam tokių temų, pavyzdžiui, ten to lytinio gyvenimo, tos lytiškumo problemas visokios. Tai mergaitė sako, kad mes pirmą sykį aš čia užgirdau. Pavyzdžiui, pirmą sykį, nes nedrįstam, pavyzdžiui, tėvų paklausti. Gal mokykloje kartais irgi ne visada su mokytojais pasišneka, o kitaip. Yra tokia didelė problema, kad mes negalim pasikviesti gerų specialistų, todėl, kad tai yra didelis atstumas, yra lėšos. Labai daug stengiamės keliauti, kur nuvykti. Ir jau dabar mes bandom pasijungti, kad kartu vyktų šeimų nariai. Nedaug vyksta. Yra čia dienos centro tokių vaikų, kurie tikrai labai sunkiai blogai gyvena šeimos ir kurie tiesiog neturi, galbūt net yra taip vasaros laikotarpiu, kad vienintelį kartą, kad gauna pavalgyti pas mus dienos centre. Yra tokių šeimų. Taip, kad mama ten iš vis šeimos ten nebuvo, mama gerinti, mama dingsta dienomis, nebelieka ten po kelias dienas. Tai centre tai tikrai ateina, pasiguodžia, pasisakydavo. Yra tokių, kur tikrai nebūdavo negauna valgyti. Kai gerdavo, ten geria motina, pažiūrė, kad tai čia vienintelis kartas, kad pavalgyti yra. Padėkoti visiems, kurie rūpinasi vaikais, kurie supranta, kad jiem kažko tai trūksta. Ir tikrai labai dėkinga visiems, kurie žino, kad mūsų vaikai gyventų geriau. Ir aš įsivaizduoju, kad kiekvieno geras darbas padarytas ir tikrai atsilieps. Ir linkiu visiems paprasčiausių žemiškų stebuklų. Daug džiaugsmo, darbo, šilumos, artėjančių kalėdų proga. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this.